nesąmonė, čia kažkaip parašyti. Bairį, aš negaliu man gėdą, aš draugų prisikviečiu, man gėdą į akis pasižiūrėti. Manęs giminė išsižadės už tokius bairius. Viskas gerai. Tai manai mane kitais metais pakvies vest, ar ne? Tu atsimink, kaip Šarlių ir Indrai buvo pernai metais. O, kas buvo? Kas buvo technika, kaip pusvalandėlės veikia. Matei ar nematei, Šarlis turėjo pasakoti anekdotus scenarijų buvo? Nebuvo. Jis pasakoja anekdotą ir pusvalandėlę pradeda įtėm, viduryje anekdotą. Tai čia iš vis Šarlis, viskas šiemet gerai. Gerai, bet palauk, tu man kaip aktorius aktorius. Gali pasakyti, žiūrėk, aš išeinu į sceną, ne? Taip. Ką aš turiu ten suvaidinti? Kokia mano motivacija, koks mano viršuždavinys? Išeinu, 1, 2, 3, nieko neįvyko, stoviu kaip durnius. Alga tavo motyvacijos. Alga. Man mokės? Šiemet nominacija Metų scenarijus iš tiesų yra nepaprasta. Juk scenaristų Lietuvoje nėra daug, o scenarijus yra gana svarbus dalykas kine. Kinas – tai labai svarbus elementas Lietuvos kultūros puoselėjimo įgyvendinime. Lietuva be kino, Lietuva be ateities. Ateitis yra mūsų ir jūsų rankose. Kada, jei ne dabar, klausiu jūsų, mėly žiūrovai. Nesvarbu, kad esame maži, tačiau mūsų širdis didelės. Laurynai, aš jau seniai tau norėjau pasakyti, kad esi pats nuobodžiausias žmogus šitoje salėje. Gal geriau paskelbkime nominaciją. Nominaciją pristato Gera dovana – Metų scenarijus. Nominantai Emilis Vėlyvis ir Jonas Banys. Redirected už Lietuvą. Ignas Jonynas ir Kristupas Sabolius. Lošėjas. Jonas Banys, Šventa karvė. Hello. Dar gali? Metų scenarijus. Na, nesakysi. Emilis Vėlyvis ir Jonas Banys, redirected už Lietuvą. Emilis Vėlyvis. Beveik. Klientas, kaip ir žiūrovas, turi atradimo lūkestį, tad scenaristų ir geros dovanos uždavinys – nenuvilti. Labas vakaras. Palaukit dar ne. Donatas paims dovanas, aš pakalbėsiu. Kas pirmas? Čia be reikalo reikėjo sakyti, kad aš Emilis Vėlyvis, o tu Jonas Banys. O aš Jonas Banys. Nei Emilio, nei Jono nėra, bet aš ką noriu patikinti jūs, kad tiek Emilis, tiek Jonas dar turi svajonių. Tai mes tikimės jūs dar nustebinti. Gal ką nors? Na, viskas, ačiū. Ačiū jums.